Gerai, aš nežinau, ar jau matėt, kas vyksta Minecraft'e, bet jūs negalite praleisti šios informacijos, jei nematėt Minecraft Live. Bet pradėkim nuo naujausio Vario atnaujinimo. Tai pagrindinė žvaigždė čia be jokios abejonės Vario golemas. Arba kaip aš vadinu, namų tarnaitę, kuris sutvarkys tavo bardaką skryniuose už ačiū. Nu, gerai, jie oksiduojasi, tad gali pavirsti į statulas. Bet keli trinktelėjimai iš kirvuko ir golemas vėl kaip naujas. Vario atnaujinimas be Vario daiktų būtų neįmanomas. Tad dabar turim Vario daiktus, šarvus ir įrankius, kurie pagal naudingumą bus tarp akmens ir geležies. Žinoma, svarbu nepamiršti, kad turime ir arklio šarvus. Taip pat gavome šiek tiek papildomų blokų, tarp kurių ryškiausiai yra, žinoma, Vario deglas ir šviestuvas. Ir, žinoma, lentyna, kurios pagalba galėsite greitai pasikeisti savo dažniausiai naudojamus įrankius. Na gerai, o dabar jau apie tai, kas mūsų laukia jau gruodį naujausiam Minecraft'o atnaujinimui. Pavargote plaukti kaip lėtapėdis? Patinka povandeninis gyvenimas? Nautilus bus jūsų išsigelbėjimas. Jį prisijaukinsite su pusležuve, galėsite uždėti jam šarvus ir kartu jodinėti po vandenyną, na arba žinoma statyti povandeninę bazę. Taip pat atsiras skenduolis su zombių nautilium ir vat to tai geriau pasisaugokit, nes jeigu dar tas zombis turės trišakį, nu tai tikrai niekaip nepabėgsit. Dar viena didžiulė naujiena tai ietis. Naujas ginklas, kuris turės net 2 skirtingus panaudojimo būdus. Ir patikėkit, čia bus vienas linksmiausių ginklų. Aš jau matau, kaip ten plaukiu su valtim, skrendu su elytra ir tiesiog ten išsidirbinėju visai su to iečiu. Nu, pamatysit, aš jums sakau, čia bus tikrai kažkas tai wow. Na, o paskutinė naujiena turbūt, tai kad po 12 metų pagaliau pasirodė zombis, kuris bus su iečiu ir ant zombio arklio. Tai kas nežinot, zombis arklys, realiai žaidimo failuose gal jau kokių 12 metų yra. Tai, na, čia yra tikrai kažkas tokio, wow, kas žino, gal pamatysime milžiną kitą kartą. Čia niekad negali žinot. Na, bet jeigu taip nutiks, tai pasiek mane ir sužinosi greičiausiai.